Visi internete daro visokius su maistu susijusius video. Kaip numest svorį, kaip priaugti svorį, kaip išlaikyti gražų liekną kūną. Bet spėkit, ko nieks nedaro. Nieks nerodo, kaip išlaikyti 100 kg grynos raumeninės masės. Bum! Bum! Ir šiandien aš jums tai parodysiu. Visų pirma, ko mums reikės, tai čia viskas yra. Čia viskas yra, padaryk cinematį kadrą. Wow. Aš jį valgau 4-5 kartus per dieną, tai čia yra 4-5 valgymai. Nes to reikia, kad išlaikytų, matot, masę. Aišku, čia parodysiu visiškai clean. Be jokių tokių nuslinkimų, be jokių tokių visokių mini bairiukų. Galim pradėti nuo pusrytuko. Pusrytukai visą laiką prasideda bet kuriai fazai su kiaušinukais. Plauni kiaušinis? Ne, nes čia iš barno. Iš barnegis. Aš valgau 5 kiaušinius, bet nepilnus. Valgau 3 su baltymu, 3 su tryniu ir 2 valgau tik baltymus. Kad pamažinti riebalų, nes riebalai turi daugiausia kalorijų ir žinot, kad taip lengvai įvažiuoti į dieną. Tai aš valgau dabar tai visą laiką ir labai pasiteisinu. Aišku, aš lieku alkanas kažkiek, bet tokia ta skaudi realybė, kai viską negu valgyti. Dai, muš kiaušinį, ir įjungiam ventiliaciją. Atskiriam trynį, būtinai, technika. Įmušęs kiaušinį iš karto eina 2 pagrindiniai prieskoniai. Druskela ir pipirai. Pipirų kiekis nuo praeito karto nesikeičia. Čia tiek pipirų, kad aš nematęs. Tu žiūrėkit, kaip dabar mano pasiruošimas vyksta. Pam, protein duona beje, protein ir čili pupelės. Aš šitų pupelių maniakas esu ir su visais gerumais. Va, beje, aš nieko neskaičiuoju. Aš jau esu maistą susiskaičiavęs ir aš tiesiog valgau kišo kiekvieną dieną tą patį, man nieko skaičiuoti nereikia. Tai čia buvo pusės skardinės pupelės. Žinote, aš kai pasižiūriu Instagramą, kelia žmonės labai tokių gražių patiekalų. Visokių ten užkandžių, kur ten visą laiką proteino belekiek. Aš šiaip nesu Instagrameris, bet aš galvoju, o jeigu toks filmavimas man kažką mane užkurs, nežinau. Nesvarbu, pasižiūrim, ar mano maistas gali būti Instagramo maistu. Bam. Pirmas mylas, pusryčiai, padaryk cinematį. Šito rantono, čia džiaus, pajėdas. Žiūrėk iš viršaus. Aišku, visas dienos metu, visų mylų metu būtinai reikia gerti kolą, kolą zero. Jeigu negerat kolos, aiškis, jūs net nesilaiko dietos. Antras mylas, kurį visada valgau, yra tiesiog proteino batonėlį. Dabar klausykit. Lietuvos internete nėra žmogaus, kuris suvalgo daugiau proteinių batonėlių nei aš. Aš juos valgau nuo 2015 metų. Jūs žinot, kiek jau čia metų? 10 metų. Jūs ragavęs bet kokį batonėlį. Jūs pasakykit pavadinimą, aš esu jį ragavęs. Jūs pasakykit to pavadinimo skonį, aš esu jį ragavęs. Dabar čia turėtų būti vieta, kur šis video remiamas MeTooYou. Su nuolaidos kodu Benucka gausi. Kitas mylas yra labai svarbus. Jį yra ne tik sunkiausia pagaminti, jį yra ir sunkiausia suvalgyti. Jį valgydamas turi jungti winner mentality. Turi pradėti numastyti kaip čempionas, kad tą mielą suvalgyti. Bet jis veikia. Matot? Jis veikia. Chickenas. Tai yra vienintelė mėsa, kurią aš valgau ir per maintain fazę, ir per dropinimo fazę. Aš negaliu valgyti jautienos, aš noriu valgyti jautieną, bet jautiena per daug riebalų. Kadangi daugiau riebalų, daugiau kalorijų. Kadangi daugiau kalorijų, man auga svoris. O aš bandau jį išlaikyti. Su manim nesenai susisiekė brandas, kuris ten peilius pardavinėja. Aš aišku nesakysiu jo pavadinimo. Ten peiliai, virtuvės įrankiai ir aš atsisakiau. Nes aš ne tik, kad nemoku su įrankiais dirbti virtuvės, bet aš net nežinau, kaip tinkamai virtuvėje elgtis. Tai jeigu aš jūsų brandą reklamuosiu, tai bus antireklama. Man nerašykit. Jeigu tai ne maistas, man nerašykit. O dabar reikia supjaustyti. Aš taip šitos vietos nekenčiu, nes reikia vištą supjaustyti. Aš todėl jautieną valgau maltą, nes jau malta ir man nieko nereikia daryti. Aš tik prapjaunu ir supjaustymo techniką. Vap, vap, vap ir tada vap. Į tokių mini kubelius.
Tie, kurie kelia maistą į Instagramą, kaip jie kepa keksiukus visokius, ten dar kažką, prašau, pradėkit kelti, kaip jūs kepat vištieną, man reikia pagalbos, aš esu didelioj neviltyje. Aš taip jau valgau būtent šitą vištieną jau kokius 4-5 mėnesius, man jau bloga, aš nebegaliu, man reikia pokyčių, prašau. Ok, ir kai jovalas iškepa, taip atrodo jovalas keptuvai, ateina laikas tortilijom. Ji yra žiauriai maža, va čia mano delnas, ji yra žiauriai maža. Ir aš tokias mažas valgau, kai katinu ir kai meinteininu. Kai bulkinu, aš imu tas didelės, tas burytinės, kur galiu pilnai susukti. Ką aš padarau, aš visą laiką, vap, va. Ir kas dažniausiai būna, kad aš visą laiką prisikraunu per daug. Šitą mylą optimaliausia yra suvalgyti per 2 kartus, bet kartais mane taip alkis hitina, kad aš suvalgau per 1 kartą, nes čia yra daug masės. Per 2 kartus, jeigu suvalgau, būna labai gerai. Nu ir ką, ir paskutinis mylas, kurio man reikia užsitarnauti, nes aš jį valgau tik tuomet, kai tą dieną jau būnu pasportavęs ir kadangi valgau tai paskutinį, tai labai žinai. Jeigu nesportuoju, nevalgau, jeigu pasportuoju, valgau ir taip aš optimizuoju kalorijas, o ne šiaip valgau tiesiog pagal vadovėlį, būtinai tiek. O čia labai skanu ir labai paprasta ir labai laukiama. Graikiškas jogurtas, be jokių ten skonių. Ir čia yra vienintelis mylas, kuriam būtinos svarstyklės ir tai pasakysiu kodėl. O todėl, kad aš šitą jogurtą valgau su granolu, kad bet šitas yra dalykas labai pavojingas. Kodėl? Visų pirma, tai žiauriai skanu. O visų antra, 500 kalorijų per 100 gramų. Ir aš visą laiką dedu 50 gramų. 50 gramų, 205 kalorijų. Dabar pažiūrėkit, kaip atrodo 205 kalorijų. Žiūrėkit, eiksuna, jau 20. Eiksiu. Ne, nu davai, duokit dar vieną, šokoladų paimšau. Prašau. Opa. 205 kalorijų. Ir taip atrodo 205 kalorijų. Taip atrodo 10 gramų cukraus. Taip atrodo valgymo sutrikimai. O aš jums tokią mini istoriją. Aš kažkada seniai jos valgiau šitą granolą. Aš nusipirkau, galvoju, okei, aš susitvardysiu. Normaliai, kontroliuosiu, ką aš valgau ir kiek, ar ne? Okei, tą vakarą viską gražiai suvalgiau, bet iš akies įsidėjau, tai ten tikrai buvo daugiau nei čia. Ir kitą dieną jau visas pakelis su pienu išvažiavo nuo pat ryto. Ir tada viskas. Supratau, kad aš vis dėlto neturiu tokios savikontrolės, neturiu tokios disciplinos. Mano namuose negali būti maisto, kurio aš nevalgau, dėl to aš kai einu į parduotuvę perku tik tais šiandienai. Nu aš vaikelė, tai yra tai, ką aš valgau, kad išlaikyti 100 kg grynos, pabrėšiu, raumeninės masės, kalorijos kažkur čia, makros kažkur čia. Liūdna yra tiesa tik tais tokia, kad nėra jokių paslapčių ir reikia valgyti arba nevalgyti. Bet kokia dar yra liūdna tiesa, kad yra žmonių, kuriems tiek maisto lems tai, kad jie kitą dieną atsikels kilogramų lengvesni. Čia jums nepasisekė, man šituo atveju pasisekė, aš valgau tiek, kad tiesiog išlaikyti. Neaugti, nemest.